BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki, Kauno Žalgirio gerbėjai. Nutrūko Žalgirio pergalinga sezono pradžia, patirtas pralaimėjimas Madride, tačiau bent jau mano įsitikinimu ir turbūt Tomai tu irgi sutiksi, tai toks pralaimėjimas, kuris, turbūt skauda mažiausiai iš visų pralaimėjimų sezono metu, ne iš tų pralaimėjimų, po kurių galėtų kristi komandos moralė, atsirasti kažkokie nepasitenkinimai galbūt vienas kitu. Taip, pralošėm, bet lyg ir neblogai viskas. Ane, teisinga tokia mano emocija? Taip, tai visiškai taip. Tai yra kaip ir toks planuotas pralaimėjimas prieš komandą išvykoje, prieš komandą, kuri yra laikoma favoritė, Eurolygos čempionė, atsimenam, dar laimėjo be kelių žaidėjų, pasipildė Campazzo. Turbūt vienu geriausių Eurolygos krepšininkų. Campazzo tikrai atrodė fantastiškai tose rungtynėse ir šiaip yra vienas iš geriausių, jeigu ne geriausias Eurolygos žaidėjas, kaip ir sakyčiau, kad turbūt gal ir geriausias žaidėjas. Tu žaidži išvykoje prieš komandą, kuri kartais ir ne favoritai, jie žaidžia namie žymiai geriau negu išvykoje, kaip ir daugmaž visos ispanų komandos, galbūt ir Realas, ir tas pats Barsa, bet... Gal čia apie visas galim? Taip, apie visas. Tiesiog apie visas. Dauguma galbūt komandų, taip. Ir kitas dalykas, tu žaidži be Arno Butkevičiaus, mes šnekėjome, kiek yra jisai svarbus ir kiek turėjo įtaką paskutinėse rungtynėse Kaune prieš Cerveną Zvezdą. Tiek jo dėjimai, tiek jo metimai krepšį, tiek galų gale jo gynyba, tai yra tie dalykai, kur neįeina į statistikos protokolus. Tai pasižiūrėjus, pagalvojus, kad mes visai sužaidėm tokias geras rungtynės, bet kai kuriais momentais, ypač gynyboje, tu nieko negali padaryti. Tu bandai rizikas ant pradžio ant Campazzo, tada bandai kitą gynybos sistemą, bandai rizikuoti ties vienu, ties kitu, ties trečiu žaidėjų, bet pataikymas buvo labai geras Realo ir šiaip Realas žaidė savo žaidimą. Norint laimėti, reikia sužaisti be priekaištų visas 40 minučių ir reikia, kad priešininkai nesužaistų gerai, tada tu gali laimėti prieš žymiai stipresnę komandą. Madrido Realo futbolo komanda dar čia senesniais laikais buvo gavusi tokia kaip pravardę Los Galacticos, tai kaip simbolizuoja, kad tiesiog Galaktikoje geriausia komanda. Jau gal to futbolio nebėra, atsirado ir turtingesnių klubų, tačiau pažiūrėjus tą gilį sudėties krepšinio komandos, aš manau, visiškai pelnytai jie galėtų dabar šitą pravardę prisimti savo. Neatsimenu net apskritai per istoriją Eurolygos, ar esam turėję kada nors tokios komplektacijos komandą, kur bet kuris žaidėjas kylantis nuo suolo yra super žvaigždė, yra elitinis Eurolygos krepšininkas, kai kurie jau nueinantis, bet jie vis tiek legendos. Matome, kad žaidimas visiškai negriūna ir su veteranais aikštelėje, net kaip tik jie būdavo tie, kurie tuos tokius mini spurtus, turbūt ko ir išskirtinės buvo šios rungtynės, tokios spurtų rungtynės. Aš sakyčiau, iš viso, turint, tarkim, tokį ribotą talentą kaip Kauno Žalgiris, aš sakyčiau, neįmanoma tai varžytis Madrido Realu. Įmanoma kai kuriais būdais, manau, jeigu tu sužaidi idealias rungtynės ir nedarai tokių vaikiškų klaidų, kur, gali nedaryti, aišku, kad gali nedaryti, nes tikrai buvo tokių kartais kamulio perdavimų, kur mūsų klaidos baigdavosi lengvais jų taškais. Tai čia... Bet mes per daug neklydom, tik 10 klaidų prieš Realą, tai čia atrodytų. Taip, bet pagal iš klaidų įmestus taškus Realas pirmavo. Tai va čia turbūt ir galima sakyti, kad jų tas ir po pramesto mūsų metimo lygiai taip pat buvo tų momentų, kad tiek labai greitai nubėgdavo į tą transition offense, vadindavo į greitą polimą, galbūt dar tą vadinamą perėjimą iš polimo, iš gynybos į polimą, ir tikrai buvo tų momentų, kad jie laisvi mesdavo tritaškius arba puikiai rasdavo centro polėje, kuris įkirsdavo po krepšiu ir įmesdavo metimų. Laisvą metimą, tai tų laisvų metimų buvo tikrai per daug, jeigu tu nori laimėti rungtynes. Taip, polimas atrodo įmetėm 79 taškus, tai nebuvo kažkokia labai prastas rezultatas, vidutinis, kaip Madride. Aišku, ten
galėjai, jeigu taip norint laimėti, galėjai ten ir porą tų tritaškų įmesti, ten buvo laisvų tų tritaškų metimų, bet kokiu atveju, sakau, man atrodo, pagrindinė priežastis buvo, norint laimėti, negalėtų daryti tų klaidų, kur tau Madridas lengvai įmeta iš eilutės metimus. Nežinau, kaip Eurolygos oficiali svetainė traktuoja tuos greitose atakose pelnytus taškus, fast break pointsus, bet rašo, kad 2-0 Realas. Buvogi Žalgirio vieną greitą ataką, tikrai atsimenu, net ir tu komentuodamas sakai, va, tokių reikia kuo daugiau. Kažkodėl irgi neužfiksavo, turbūt gal turi 2-1 išeitą, kiekybinė persvara turi būti atakoje. Po klaidų irgi Realas pelnė realiai tik tais 4 taškais daugiau už Kauno Žalgirį, tai irgi gal turbūt negalima sakyti, kad dėka Žalgirio klaidų susikaupė tas skirtumas. Čia aš vis tiek visgi atsiremčiau į tą talentą, nesvarbu kokiam penketui esant, Realas turi 3-4 kartais ir visus 5 pavojingus žaidėjus ir ties perimetrų ir po krepšiu. Nuo pradžių, prieš prasidant rungtynėm gaunam naujieną, jau tu šiek tiek užsiminiai, Žalgiris žais Berno Butkevičiaus. Žiūrint varžovą, žiūrint kiek reikės jėgų, ypač gynyboje, tai turbūt pats blogiausias variantas, ne jeigu sakytų, kurį tik vieną neišimkit iš komandos, aš skaičiau, davai Arną palikite kažkuris, bet kuris, gal be Keenano Evanso būtų irgi kažkaip sunku žaisti, neturint to pagrindinio žaidėjo. Griūna iš karto komandos planas ir čia net tą patį aišku ir patvirtino ir Kazys Maksvytis, ir Dovydas Giedraitis po rungtynių, kad teko keisti planą. Tai yra normalu, kai netenki tokio žaidėjo, kuris ginasi per kelias pozicijas, tas cementuojantis žaidėjas. Ir iš karto pamatome jau starto penkete pokyčius. Dovydas Giedraitis realiai užima Tomo Dimšos vietą, o pastarasis lenkasi 3 poziciją, kad pridengtų tą Arno Butkevičiaus netekti. Ir nesugriūna Žalgiris, rungtynių pradžia gera, pirma pusė kėlinio, žaidžiame taškas į tašką ir iš tikrųjų labai gerai atrodome gynyboje, Realas nieko nesusikūrė, apart to, ką susikūrė Campazzo individualiais veiksmais, nors irgi nežinau, ar kas nors galėtų tiesiai žiūrėdamas į akis kaltinti Dovydą Giedraitį dėl blogos gynybos prieš Facundo Campazzo. Sakyčiau, kiekvienoje jų toje dvikovoje pilnai davė kontaktą, pilnai apsunkino kiek įmanoma, bet kartais tiesiog supranti, neįmanoma jo sustabdyti. Taip, Dovydas šiaip atrodo pagal statistiką, kad Campazzo labai daug taškų jam įmetė. Ir atrodo, kad tikrai buvo ta gynyba gera. Pirmiausia, duotas kontaktas, kai žaidėjas dar nepersiverydavo vidurio linijos. Tai yra labai drąsu iš jo pusės, nes žinom, kad tokį greitą žaidėją su juo suspėti ir duoti. Atsidurk už nugaros ir viskas, kaip sakant. Čia yra labai rizikinga, bet Dovydas, žinom, kad jis yra labai greitos kojos. Ir tas buvo tikrai gerai padaryta, bet paskui buvo tų momentų, kad jisai 1-1 irgi užstovėjo, nei vieno karto nebuvo, kad jisai praeitų 1-1 žaidime, bet paprasčiausiai tikrai buvo puikus ėjimas į kūną ir tai jau atrodo meistriškumas. Vėlgi, tokiose situacijose, aš sakyčiau, kai mažas žaidėjas įeina į baudos aikštelę ir kaip pirmas numeris ir daro 2 žingsnį, bet kokiu atveju turi būti, tam antram aukšte turi būti pagalba. Čia vėlgi galiu pasakyti, kad kai kuriais momentais ir per daug palikdavo 1-1, kai žaidėjas žaidžia būtent įėjimo į baudos aikštelę. Kitas dalykas. Bet ateisi pagalba, žinant Campazzo talentus, tai tas, nuo kurio atėjai pagalba, greičiausiai laisvas mes. Jo, bet žinai, kai jau žaidėjas įeina visiškai buvo taip teisingai, taip, čia yra, aš irgi pilnai sutinku, bet žinai, yra tas dalykas, kai jau tu pašoki, ten jau kažkaip dengti tuos metimus, tu turi dengti. Taip, tai jau yra tas ir tas dalykas, kad jeigu įeina į baudos aikštelę, ypatingai mažas žaidėjas, tu vis tiek turi kažkiek tai spausis ir, taip, numes, ten yra kažkokios rotacijos, bet jau tuo momentu netaip lengva yra numesti kamuolį, kaip jisai darydavo pirmą žingsnį ir kai nebūdavo tokio preso, kokią duodavo ar gynėjas, ar galbūt centro puolėjas. Kitas dalykas, iš kur Campazzo įmetė taškus, tai pirmiausia iš mūsų pasirinktos taktikos. Tai yra normalu, žinant, kiek Campazzo gali susikurti, kiek yra problemų gali būti, jeigu tu neišstuminėsi Tavarešo ir jeigu, pavyzdžiui, dengsis kažkokią drop gynybą ir žaidėjas mestų į krepšį įsitraukdamas centro puolėją, o Tavarešas ten galės visus tos kamuolius kaip tinklinį įmušti į krepšį. Tai čia vėlgi buvo ta pasirinkta taktika labai logiška.
tritašką, bet, kai tu Kampaso įmeta tos 3 tritaškus iš eilės, vėlgi turi keisti. Tada pradėjai dengtis agresyviai, buvo momentų, kad ten ir Laurinas Berutis, kaip sako, tas vadinamas plitas, kai palikdavo tarpą prieš agresyvios gynybos, jisai lyzdavo į tarpą ir mesdavo taškus arba dar numesdavo kamuolį. Tai čia vėlgi dar viena tokia buvo problema. Tai paskui galų gale tik tai trečiam kėlinukė. Dar pakeitėm dar kartą taktiką, pradėjom viską keistis ir pakankamai visai neblogai pačioje pradžioje buvo, bet vėlgi, lygiai taip pat ten yra per didelį ūgio pranašumai, kad tu 2 kėlinius galėtum dengtis. Tai buvo pakankamai gerai dengti, kol Realas susigrupavo savo jėgas, galų gale ten buvo ir tų pražangos 4 buvo išnaudotas, bet kokiu atveju mes per 5-6 minutės, jeigu neklystu, gal per 5,5 minutės praleidom tik tai 2 taškus. Čia buvo tikrai tas toksai momentas. Sakėme, 9-2 laimėjom. Taip, tas momentas. Čia trečiam kėlinį. Taip, trečiam ketvirtį, kur, sakyčiau, buvo tas momentas, kur mes dar laikėmės rungtynėse ir buvo tas tikrai pakeitimas buvo labai svarbus ir labai geras iš mūsų pusės. Tačiau tada antroji trečio kėlinio pusė sekė 17 taškų į mūsų krepšį, Realas atsistatė. Dar šiek tiek apie tą gynybą, kurią tu užsiminė, apie ją užsiminė ir Dovydas Giedraitis po rungtynių pakalbintas. Sakė, kad gynėmės nauja gynybos sistema, kurią dar iki šiol nesigynė šiam sezonė ir dėl to kai kur buvo vėlavimų, galbūt netikslumų, nesusikalbėjimų. Kas tai buvo per naują gynybą, aš savo žiūrovo akim nieko tokio įmantraus nepastebėjau. Žinai, sunku pasakyti dabar, aš taip irgi, vakar, kai žiūrėjau, kai komentavau tas rungtynės, tai kas man pasirodė dėl keitimosi, tai pirmas dalykas tai buvo tai, kad buvo keitimasi, buvo bendrai visumoje yra išėjimai ten iš priekio Evanso, paskui lygiai tas pats buvo dėl stapauto gynybos, bet, Aiso jie nesigynė, ta prasme nebuvo tos Aiso gynybos, bet tikrai šiek taip pat reikėtų dar pasižiūrėti atidžiau, nepastebėjau, kad kažkokia buvo ten nauja gynyba, bet manau, kad tas pick and roll gynyba buvo viskas lyg tai tos 3 gynybos, ką aš pastebėjau, tos 3 gynybos, tai buvo agresyvi gynyba, tai buvo ėjimas per apačią ir, ėjimas per apačią vėlgi, ką mes kažkiek tai irgi pastebėjom, kad buvo tų momentų, kai žaidėjai nespėdavo, tai yra pirmiausia Dovydas Giedraitis ir tau yra sunku spėti, kai tu agresyviai gyniesi, tu duodi kontaktą žaidėjui ir kai tau iš karto ateina užtvara ir tau reikia greitai padaryti žingsnelį atgal ir suspėti su būtent į žaidėjų. Tai šitie dalykai buvo kažkiek tai dar galbūt ir neįprasti, bet kol kas kitos gynybos aš nelabai pastebėjau, kas ten kokia gynyba buvo nauja, bet kiek aš mačiau pick and roll gynybos, tai buvo tos pačios trys sistemos, jos buvo keisto, buvo dažnai, kai taliojimas, kaip ir minėjau, ir būtent dažnai trečiam kėlinukė būna pas Kazį Maksvytį, ta būtent all switch all gynyba. Kas manau, kad kažkiek tai pasiteisino. Dar įstrigęs man epizodas, šiek tiek noriu grįžti antro kėlinio pabaigą. Jau Žalgiris vėl buvo be paleidas Realą, nes principė likus keliom minutėm iki antro kėlinio pabaigos ten buvo likę 5 taškai, tačiau, kaip ir sakiau, į kiekvieną absoliučiai mūsų spurtuką Realas atsakydavo 3 taškai arba 2 tritaškiais pailiui ir visada susikurdavo vėl tą dviženklį pranašumą. Man įstrigęs momentas tai yra minutės pertraukėlėje, likus porą minučių iki antro kėlinio galo, labai gerai girdėjusi ir transliacijos metu, kaip Kazys Maksvytis šaukė komandai, kad mes dar esam prasižengę tik 2 kartus. Tai labai taip pikta, skaudu ir keista buvo matyti paskutinę Madrido Realo ataką, kai ten likus 10 sekundžių atsikojo kamuolį, ramiai Hezonė persvarė per visą aikštę, pelnė 2 taškus iš pakrepšio, o Žalgiris taip ir baigė tą antrą kėlinį turėdamas 2 komandinės pražangas. Ulanovas, taip skaičiu, žvilgsnių palydėjo ir nebaudavo Hezonės, tai turėjo Vilnių susilaukti turbūt per pertrauką už tokius dalykus. Taip, tai keliais momentais. Žinai, čia yra labai toksai, tu turi tą sprendimą ir labai greitai priimti. Ir vėlgi, žinai, kai tu praleidai Hezonę, atrodo, ten lieka keletą sekundžių, ne, atrodo, kad 2 sekundės, gal tas jų metimas nebus labai efektyvus. Tai vėlgi, čia irgi, kiekvieną kartą tu negali, žinai, bauduoti kažkokioje situacijoje, jeigu nematai to pranašumo. Buvo momentas, kai atsimenė, Sergio Juja, man atrodo, subaudavo
ar Sergio Juoja subaudavo Tomas Dimša, kai buvo situacija ne 3-2 puolime, o 2-3, kai jisai varėsi. Ir Heisa už nugaros jau turėjo. Heisa už nugaros turėjo, tai vat kartais tos baudos atrodo, kad baudot, bet kartais tu kaip tik nenuskaitai situacijų ir tai nėra lengva labai kiekvieną kartą nuskaityti situacijos, turi labai daug tiek trenerių štabas šnekėti ir sakyti, kad bauduoti, kiek girdisi arenoje ir taip pat kiti žaidėjai duoti info kažkokią. Tai vėlgi, taip iš vienos pusės atrodo, kad turėjo tą prasižengti, iš kitos pusės, žinai, tu praleidai Hezonę, ten buvo porą sekundžių į kairę pusę, galvoju, numesta vidutinį metimą, plus Laurinas Birutis ėjo į pagalbą, toksai nebuvo labai lengvas metimas. Tai iš vienos pusės taip, iš kitos pusės, žinai, toks nėra labai lengvas dalykas kiekvieną kartą sureaguoti teisingai, kada ir kaip tą pražangą padaryti. Madrido Realas tritaškius realizavo 48%, turbūt kai matai tokius skaičius apskritai neįmanoma tikėtis prieš Realą sėkmės. Čia buvo Žalgirio kažkiek rizika ir koncentravimasis po varžovų krepšių prieš aukštaūgius, nes principė, tikrai nemažą dalį tų metimo pilais išsimetė Realo krepšininkai. Tu pateisinite tokią riziką prieš tokią būtent komandą, kur metanti komanda? O ką tu kitaip gali daryti? Tai gerai, jie daro pick and rollą, mes pradžioje gauti negu po 3 ataką, žinai. Tai matai, mes pradžioje ką darė? Mes pradžiojame per apačią ir kitus žaidėjus, neleidom kitiems žaidėjams mesti metimus. Kampaso įmetė 3 tritaškius. Tada mes pradėjom dengtis agresyvią gynybą prieš Kampaso. Tavarišas kerta po krepšių. Tavarišas kerta po krepšių, kai ta jo gynėjas, ar tai yra Laurinas Birutis ar Heisas, išeina agresyviai ant Kampaco. Kampaco puikiai dalyja tiesiog juvelyriškus perdavimus į kairę į dešinę. Tai vėlgi kažkuris paskutinis žaidėjas turi stabdyti ir atmušinėti Tavarišo įkirtimą. Ir jis, kai galima anksčiau turi tą kirtimą daryti, nes jeigu jisai į baudos aikštelę gali per antrą perdavimą jame mesti kamuolį ir jisai prieš mažesnius žaidėjus paprasčiausiai tik tai įmuš arba įdės iš viršaus. Toliau, reiškia, yra kažkokie tos perdavimo linijos, kur prieš silpnesnę komandą tau kartais paeina tie metimai ir jeigu tu neturi gero žaidėjo, kuris skaito situacijas ir numeta greitą ir tikslų perdavimą, tu spėjai grįžti. Prieš tokią komandą kaip Madrido Realas matom, kokie perdavimai eina pirmi, kokie eina tą tinklinio perdavimą antri. Matėm, kiek situacijų buvo, kai nueina kamuolys, pavyzdžiui, į kampą, mes bėgam į klauzautą ir ten žaidėjas ne tai, kad gavęs kamuolį, ten daro kažkokias pauzes, susai kaip tinklinį, atidodi iš karto tą perdavimą ir čia yra kas, čia yra tikslumas ir greitis. Ir kol mes spėjam grįžti, teisingai, kol mes nespėjam grįžti, ten jau žaidėjas laisvas meta tą metimą. Ten yra pilna tų žaidėjų, kurie pataiko, tai va čia tau yra atsakymas, kad tu ko nori, kokią nori tau keiti sistemą, vis prieš kiekvieną sistemą Realas turi savo argumentus. Įmanoma tą automatiką tokia, ką mes matom iš Madrido atakoje, išsitreniruoti, ar čia reikia būti kaip Realui ir lošti 5-8 metus vos net tą pačią sudėtim, kad jau, kaip sakai, atsirastų tas jausmas, tu pradėk tais tinklinio perdavimais, su naujai sukomplektuotai komandai, tai turbūt klaidų padarysi krūvą ir nieks taip nesiūs, o pas juos atrodo, tiesiog žaidėjai nežiūrėdami, nesidarydami, žino, kur yra visi komandos draugai, tas puikiai chemija tarp jų visų. Taip, čia, kad tu sakei, labai teisingai, yra chemija, yra bendri įgūdžiai, ispanų krepšinio mokyklos. Dažnai tenka pažiūrėti ir jaunimo krepšinį ispanų, kaip pas juos yra, kur pas juos taikomas pagrindai jaunime ir pagrindai yra puikus greitas kamulio judėjimas, yra tos taisyklės, kur yra ECB, kur neturi išsimesti kamulį, neturi teisėjų duoti kamulį, kai kamuolys nueina šau. Man tai sunku žiūrėti, aš kažkada truputį pažiūrėjau atkarpą, toks kaip chaosas atrodo. Bėga, net atrodo, tie teisėjai į vieną pusę, jau į kitą, prideda dinamikos, tai tikrai prideda. Įdomu ryšys, kada FIBA irgi tą taisyklę pritaikyti visiems. Labai norėjau, dar kai prie tą federaciją buvo, labai norėjau tą įdėkti jaunimo krepšinę, bet kažkaip nepritarė kai kurie nariai ir čia, manau... O kokia yra argumentacija prieš šito dalyko? Tiesiog, kad išsiskirtume, nes taip negalima
tarptautinėse turnyruose? Buvo, kad reikia pauzės daryti, kad čia per daug chaoso būtų ir taip toliau, bet na, tai kaip tik būtų pagreitintų jaunimo krepšinėje visą mąstymą galų gale ir tai man tai būtų... Šiaip sutrumpintų rungtynės dabar, tarkim, jeigu čia šiek tiek dabar mes off topic, bet tas pats LKL-as, ten kaip pirmadienio vakarinės rungtynės, užsitęsė virš 2 valandų, 2 valandas 15, ten baigės 9:30 vakare. Įvedus vien šitą taisyklę, man atrodo, kaip 1,5 valandos nukirptum nuo rungtynių. Taip, tai žinok, aš kai SPCB žiūriu, aš neturiu nieko kito laiko, nei ten kažkur nueiti į virtuvę, ten kažkokios arbatos pasidaryti ar dar kažko, tai paprasčiausiai tu žiūri, nes tu praleisi viską. Kitas momentas buvo, sakau, kad atsimenu, ten, man atrodo, jie buselė ar kas ten žaidė irgi ICB pirmenybės, jisai nukrito ir pradėjo ten voliotis, teisėjas davė kamuolį, iš karto išsimetė, jisai atsistojo, nes baigėsi jo vaidinimą, atsistojo ir bėgo iš karto greitą puolimą, nes suprato, kad čia jau nebevaidinsi. Neprigulėsi, žaidimas vyksta. Taip. Tai biškai kažkiek tai nukrypam, tai čia manau irgi tas ispanų krepšinis ir kitas dalykas, labai daugas priklauso nuo žaidėjo, kaip jisai skaito situacijas, kaip jisai savalaikį atiduoda perdavimą. Pas mus nėra nei Evansas, nei Mitrulongas, nėra tie žaidėjai, kurie labai gerai skaito situacijas, pick and roll ir savalaikį atlieka perdavimą. Vakar irgi buvo tų situacijų, kad ir Mitrulongas perlaikė kažkur kamuolį ir Evansui buvo pora situacijų, kur ir Menikas buvo skaiti karštas, jis netidavė kamuolį, jau ten biškai kratė galvą ir Menikas buvo po krepšių laisvas visiškai, Evansas su to kamuoliu kažkiek tai užsižaidė, tai nežinau, kiek gali tokiam amžiuje padaryti daug žingsnių į priekį kamulio būtent aikštelės matėme, bet ir pick and roll žaidime, bet šiaip sakyčiau, kad tu tokio lygio kaip žaidžia ispanai ir kaip skaito situacijas, manau, kad tokiam amžiuje sunku labai kažką padaryti. Dovydą Giedraitį jau minėjom, galim perėti prie žaidėjų aptarimo, nes rungtynės tos intrigos nedavė, kažkokių ten išskirtinių momentų turbūt vertų aptarimo galbūt irgi nėra, jeigu jų yra, tai prieisim kalbėdami apie žaidėjus. Nuo Dovydo Giedraičio reikia kalbėti krūvą rekordų, Dovydas šiaip asmeninių savo pagerino, tai yra jo naudingiausias karjeros rungtynės, rezultatyviausias, daugiausiai atkovojo kamuolių, daugiausiai pelnė tritaškių, daugiausiai metė baudų, atrodo tie skaičiai nedideli, tačiau šiam žaidėjui tai yra vienareikšmiškai geriausias pasirodymas ir prieš Realą, away, tai iš tikrųjų solidu ir kas mane dar stebina, jeigu kalbant apie jo statistiką, tai Dovydui Giedraičiui būnant aikštėje ir jisai praleido daug, 21,5 minutės, Žalgiris pelnė 3 taškais daugiau negu Madrido Realas ir dar reikia turėti omeny, kad kai Dovis buvo aikštelė, prieš visą aikštelį buvo ir Madrido Realo lyderis Campazzo, nes mes jau taip reguliuodom tos keitimus, kad prieš Campazzo dažniau būtų Dovis Giedraitis. Ar tiki, kad šiam žaidėjui būtent toks pasirodymas gali įdėti to pasitikėjimo ir galbūt jau matysim nebe 8 sekundės ar ne 1,5 minutės žengiant į aikštę ir esant Arnui Butkevičiui? Čia, manau, priklausys nuo Tomo Dimšos žaidimo ir gal kažkiek tai ir Mitrulongo, nes bet kokiu atveju grįžta Arnas Butkevičius. Pažiūrėkit, iš karto rytojaus dvikova, Baskonija, pavojingiausias jų žaidėjas, kuris kol kas nifiga nepataiko, bet vis tiek tai yra Hovardas, man atrodo, Dovis Giedraitis kaip ir geriausiai priešinės, labai jau mažiukas, ten pasakyk Arnas, manau, jau gal ir greičio gali pritrūkti gaudyti Hovardą. Sunku pasakyti, Arnas prieš Brauną irgi, atsimenė pasaulio čempionatą, Europos čempionatą, kai žaidė, nelabai ten pritrūko, jis tiek. Braunas gal irgi netoks. Jis netoks, bet kol, čia sunku pasakyti, bet aš vis tiek nemanau, jeigu tu turi Butkevičių ir tu turi Dovydą Giedraitį, aš vis tiek leisčiau daugiau Butkevičių, nes normalu, kad Butkevičius ir puolime dabar yra labiau pasitikinti savo jėgomis ir jisai tikrai duoda tą fiziškumą didesnį ir duoda ūgis jo didesnis ir galų gale dabar pasitikėjimas ir tas kontaktas, atkovoti kamuoliai ir taip toliau. Tai paprastas dalykas. Gerai, Butkevičius su Ulanovu yra lengvėjai kraštai, bet jie yra tiek geri savo pozicijos žaidėjai, kad tikrai jie nebus, kad nekeis vienas kitą, jie vis tiek gaus minučių iš to, kad Arnas kada pasislinks į antros pozicijos žaidėją. Evansas, Mitrulongas, taip jisai gauna gal mažiau minučių, bet vis tiek jisai žaidžia kažkiek ir antrų ir pirmų numerių lygiai taip pat. Jisai irgi ne visą laiką keis Evansą, irgi mėtomi yra per poziciją.
Tomas Dimša lygiai taip pat, kaip be būtų, jisai irgi svarbus žaidėjas ir aš sakyčiau, kai grįš Arnas Butkevičius, tai jau gaunasi, kad Dovydas yra kažkaip trečias savo pozicijos žaidėjas ir tu įtraukti jį, turi nebent savo pozicijos kažkokie žaidėjų, biškiek tai žaisti prašiau, tai žinai, čia jau gaunasi Dovydui nelabai dėkinga ta situacija, sakyčiau. Bet vis tiek tikiuosi toks pasirodymas, bus paskata, vis tiek tas minutės jisai tikrai susirinks LKL-ę. Tai duok dievė be traumų ir aš kažkaip tikiu, man žiauriai patinka ta jo gynyba prieš pačius elitiškiausius žaidėjus, su metimu pas jį viskas gerai, turi tą iš vidutinio irgi stabilų metimą, manau, dar šiek tiek drąsos, daugiau imtis iniciatyvos, galbūt tai esant aikštelėje tomis retomis minutėmis ir Dovis aš tikiu, kad gali tapti naudingesnis ir naudingesnis. Rungtynio Žalgirio rezultatyviausias ir naudingiausias žaidėjas vėl Roland Schmitz tampa tokiu stabilaus žaidimo garantu. Kazys jau po praėjusių rungtynių Schmitzą pavadino Žalgirio lyderiu. Pritarė šitam gana skambiai etiketei? Žinau, nėra Žalgirio lyderių, yra atskirose rungtynėse yra lyderiai. Nesutikčiau tikrai su tą frazę, kad Rolandas Schmitz yra lyderis, kai kuriuose rungtynėse yra lyderis jisai. Aš sakyčiau, man tai vakar žaidime trūko daugiau iniciatyvos jo žaidime, ypatingai metimuose į krepšį. Kai tu žaidži su Realu ir kai tu gauni kažkokią bent minimalią progą mesti krepšį, aš manau, tu turi mesti. Nes daug tų progų tikrai nebus. Prasiveržti ten yra Tavarišas su Pore, centruoti prieš Jebuselę, bandė jisai vieną. Centruoti prieš Kampaco net neišėjo. Buvom kontaktą ir išmušė kamuolį. Taip. Tai va čia turbūt ir sakau, kad ten kitų progų prieš Madrido komandą labai daug tikrai nebūtų ir matėm, kad ir nėra. Tai kai kuriuose momentuose atsakyčiau, kad Rolandas galėjo daugiau atakuoti krepšį, nes paprasčiausiai. Tu turi tą daryti prieš stipresnius varžovus. Tai aš sakyčiau, Rolando yra tokias vidutinės rungtynės, o kas dėl lyderių, tai mes krūvą jau lyderių aptarėm turbūt prie tose rungtynėse. Ir dar sakyčiau, kad galbūt ir Mitrulongas, taip vakar dienos rungtynėse gerai išėjo, buvo tikrai aktyvus. Kai kuriais momentais galbūt reikėjo jam, kaip Vaidas Šaponis pasakytų, stabdyti arklius, nes buvo taip jau per daug imtas iniciatyvos, bet... Nazas įsineša su savim tokį chaosėlį į aikštę. Ir jį turbūt labai yra, išmokti jį suvaldyti reikėtų, principė, nes jisai tiesiog siaučia polime, aš turiu omeny. Taip, siaučia, kai kuriais momentais galėtų ir truputėlį po poros atakų nueiti kažkiek į pavėsį, leisti įtraukti ir kitus komandos narius, nes ko Žalgirį dabar labiausiai man Žalgirį trūksta. Čia pirmiausia turbūt kol kas apie abi komandas. Tai būtų apie 3 komandas, nors laida apie Žalgirį, bet tiek ir apie Vilkus, tiek apie Lietkabelį, tiek ir apie Žalgirį. Kol kas kamulio dalymasis yra, galbūt apie Vilkus nelabai, bet apie Lietkabelį ir apie Žalgirį. Kamulio dalymasis yra, tikrai prašiausias kol kas, vienas iš prastesnių Eurolygoje ir tikrai matėm individualūs pasirodymai ir labai geri, ypatingai individualus pasirodymo reikia to 4. kėlinuke, bet dažnai to kamulio judėjimo ir dar ekstra perdavimo tokio, kokią mes matėme Real komandoje, Žalgirį tikrai trūksta. Kitas naujokas Menekas panašu visgi atranda ir gana greitai atranda tą savo nišą komandoje. Netgi, sakyčiau, turėtų pasitemti labiau komandos draugai, nes tikrai, jau visi pamatėm, kad Menekui, jeigu jisai jau ant tritaškio šiek tiek laisvesnis, tą perdavimą reikia ieškoti, nes procentai geri, bet akis badė net kelis kartus, neranda laisvo Meneko. Jisai ir porą kartų prie 30 prašęs, tu minėjai, kur ir po krepšiu. Čia irgi to reikia tiesiog laiko, kad pajaustum tą žmogų. Nėra, kad žmogus esantis su kamoliu kažkaip natūraliai labiau dairosi ir mato tuos žaidėjus, su kuriais žaidžia ilgiau. Kodėl kartais jie nežinau, neįsivaizduoju, kodėl jo nemato, bet gal kažkiek tai ir treneriams reikėtų akcentuoti, kad jeigu tu, kaip pavyzdys, pirmam kėlinuke esi išeini aikštelę, leidė aikštelę Bredą Meneką, tai yra visišką metiką.
tai koncentruokis per jį žaidime, jeigu tu matai, kad neeinasi ar galų gale ten jį aktyviai dengiasi, na tada kažkaip tai bandyk išnaudoti per kitur, tai ar ten 1-1, ar ten centravimai Ulanovą, kad jeigu matai, kad žinai, kad neina pagalbos nuo jo, tada kažkur atsiranda, turėtų atsirasti ir 2 kitose vietose. Jeigu tu darai pick and pop situacijas ir jie keičiasi, tai normalu, kad tada Bredas turi eiti centravimo, tai prasme, ir per tenai tu turi mušti ar sutraukti progą, sutraukti visą dėmesį ir kad kiti žaidėjai būtų laisvi. Nes jeigu tu 7 minutės, jisgi nėra tas gynybinis žaidėjas, kuriam gali galbūt puolime nesisekti, bet tu gausi kažkokie teigiamus dalykus gynyboje, ne, čia kaip tik yra puolimo žaidėjas. Tai jis buvo pasirašytas, žinai, kaip taškų rinkikas, aš manau, ir tada yra nuodėmė, neišnaudoti jame. Taip. Čia kaip Lukošiūną kalbėdom prie tam sezonui, jeigu tu išleidi, kur jam 3 taškius. Taip. Tai va tas 7 minutės jisai žaidė ir vos neprisilietė kamuolį, tai jau buvo kažkokia problema, jau buvo neteisingai kažkoks, ne tai, kad planas neteisingai, bet galbūt neteisingai akcentai buvo dėliojami tada, kai buvo Manekas aikštelėje. Kitas dalykas, 3 kėlinukė taip jau, jisai išsimetė tų 6 tritaškius, viskas kaip ir gerai, bet dar tikrai buvo tų progų, kur jisai buvo karštas. Man kažkiek tai buvo nelabai galbūt, nelabai toksai buvo geras sprendimas to 4 kėlinio pradžioje, kai 3 kėlinio gale įsimetė 2 tritaškius ir iš karto jį pasodino, kai jisai buvo karštas. Aš manau, gal dar galėjo ir kažkiek tai treneris leisti tam 4 kėlinio pradžioje, nes žinom, matėm jau, kad jis ir ten ir su Gažda įsimetė 7 tritaškius ir kad jisai tas, kai karštas, jis jam jau tik tai duok ir plus jisai išsimestus metimus, jisai turi labai greitą tą metimą. Tai va, būtent 4 kėlinio pradžioje tas pasodinimas galbūt irgi kažkiek tai nemanau, kad buvo tas teisingas sprendimas. Čia mano nuomonė, aišku, žinai, čia treneriai visą laiką turi kažkokių savo argumentų, bet galbūt ir tas vienas iš momentų irgi, kad galėjo galbūt ir pratęsti toliau, leisti jam žaisti ir taip toliau, bet faktas, kad jį galėtume ir išnaudoti daugiau ir čia galbūt daugiau akmuo į žaidėjo daržą, konkrečiai ir Evanso ir kai kuriais momentais ir... Tai ir Maksimas po rungtynių būtent išskyrė, kad komandos draugai turėtų labiau pasistengti ieškodami Meneko, kas yra natūralu, reiškia, tai yra ir reikalavimą. Aš netikiu, kad žinai, žurnalistams sako žaidėjam, ne. Taip, tai pilnai. Bet žiūrėk, dabar taip pagalvojau, jeigu kažką su Meneku galėjom nustebinti, tai jau laikas turbūt praėjo, ne? Jau 3 rungtynės, jau skautai Eurolygos komandų darys savo darbą, jau visiems aišku, kas tai yra Brady Menekas, kokią jis rankelę turi. Nėra jis per daug vienapusiškas žaidėjas, turiuomenį, gal jį labai lengva gintis, tu tiesiog nuo jo nesitrauk, būk arti jo, tai jis elementariai jam tada neduos nei perdavimų, jisai kažkose kitose zonose, na dar bent jau kol kas neįrodė, kad ten galėtų ar ten nugarą kažką labai jau sužaisti stipriai, principė tai yra metikas, nebus taip, kad išskautintas metikas dar mažiau susirinkinės progų einant sezono į priekį. Matai, metiko ir yra tokia esmė. Taip, jeigu tu darai pick and popą ir žaidėjas keičiasi, tu prieš žaidėją, ar ten jau prieš 2 numerį, tau nereikia labai daug kažkokių super įgūdžių, judesių, nugarai krepšį, kad užbaiginėti atakas. Tai buvo, atsimeni, Kavanau, kuris nepastumdavo net į žaidėją ir čia buvo labai didelė problema, tada tu keitiesi. Ir mesdavo turnarounderį iš 4 metrų. Taip, kur visiškai nelogiškas. Bredas, manau, tikrai galėtų šitą, nes jisai fiziškai yra tikrai stipresnis, jisai prieš 1 numerį tikrai turėtų ir galėtų nugarai krepšį sužaisti arba bent jau nusistumti ir sutraukti dėmesį, bet kitas dalykas, tokiais momentais sakoma, kad jeigu tu prilimpi prie jo, tai bent sutrauki dėmesį ir tada atsiranda erdvių daryti kitus dalykus, ar žaisti pick and rollą ir Kavaris Heisas ten galėtų kažkur tai mesti, dėti aliupą ir kirsti po krepšių, nes pasistatai tu, pavyzdžiui, Meneką į kampą ir prie, pavyzdžiui, agresyvios gynybos kampinis žaidėjas turi kirsti ir daryti atmušimą, nes jeigu tu iš šitos stipriosios pusės darysi atmušimą, tu kartais gali nespėti arba bus kažkokia pagalba, kur tu galėsi numesti tą pirmą perdavimą ir žaidėjas ten mes arba galės verštis po krepšių. Tai tu šitais momentais gali labai sutraukti gynybą ir kiti žaidėjai galėtų lygiai taip pat atsiskleisti. Tai turėti tokį metiką, kur žaidėjai neina į pagalbas, nėra labai blogas dalykas. Keenanas Evansas tokias vėl sužaidė vidutinės rungtynės, pelnė 8 taškus,
labiausiai pasižymėjo kovoje dėl atšokusių kamuolių, nusėmė net 5 kamuolius, 3 rezultatyvūs perdavimai, 12 naudingumas, na, vidutiniai skaičiai, Kinanas mus pripratino prie geresnių. Man tai vėl trūksta iniciatyvos, man nepatinka matyti, kai Evansas žaidžia virš 20 minučių, 1 iš 2 tritaškių. Nu, noriu bent 4-5, kad išsimestų Kinanas, žinant, kaip jis gali ir kaip jis pataiko. Žinai, sakau, praeitą sezoną buvo tik tai 1 rungtynės, kur Kinanas įmetė mažiau negu 10 taškų. Aišku, tos rungtynės su Feneriu nesiskaito, nes porą minučių žaidė. Tai tokio stabilumo tikrai galėtų pavydėti bet koks krepšininkas. Ir normalu, kai tu esi iškritęs, išrikiuotės daugiau negu ten 7-8 mėnesius, kai tavo kūnas dirba visai kitų režimų, dabar tu grįžti į aikštelę ir išlaikyti tą stabilumą bus labai sunku ir normalu, kad vis tiek tie padariniai, traumos padariniai ar vienose ar kitose rungtynėse jie gali kažkiek tai pasireikšti ir tikrai nemanau, kad jisai po tokios traumos rodys tą patį stabilumą, kokį jis rodė praeitą sezoną. Čia reikia suprasti, kad vis tiek kažkiek tik greičio dar reikės jam dadėti, būtent kai tie raumenys galbūt įpras prie to fizinio krūvio, plus supranti, kad tas prasidėjo jau tas Eurolygos sezonas ir gali būti, kad po kiekvienų rungtynių aš manau 100%, kad jisai ir šaldo tą koją ir daro prieš trauminius pratimus ir normalu, kad ta jo fizinė ir ta fizinė būklė kažkiek tai nėra tokia, kokia buvo praeitą sezoną ir manau, kad reikės kantrybės, kad tas stabilumas kažkiek tai ateitų ir mes šnekėjom, kad mes iš Evanso tikrai nesitikim bent jau pirmus 2-3 mėnesius ir tos pirmos rungtynės kažkiek tai uždėjo rožinius sakinius. Aš norėjau sakyti, ką reiškia nesitikim. Taip, mes uždėjo tos rožinius sakinius mums, bet labai dažnai ir čia ir Linas Kleiza podcast ir aš kažkada minėjau, kad būna tas momentas, kai tu po traumas ar po kažkokios ligos tu grįžti, tu sužaidė labai gerai tas pirmas rungtynes ir paskui krenti į duobę. Tas būna ir normalu. Ar galim duobę vadinti dabartinį Evanso tą žaidimą? Ne duobę čia vėlgi, bet tu neišlaikysi to lygio, ką tu parodėjai pirmose rungtynėse. Manau, kad tikrai bus tokia daug up and down mačų apie Evansą ir aš manau, kad tai yra tikrai suprantama. O paminėjai tos rožinius sakinius, kuriuos bent jau aš tai tikrai užsidėjau ir turbūt didelė dalis Žalgirio ir gali po pirmų rungtynių. Negali būti, kad tokius irgi čiūčiūt rožinius sakinukus ir Žalgirio vadovybė užsidėjo, kalbant apie naujoko paieškas vietoj Igno Brazeikio, tu matai tokie Evansą, tu galvoji, gal čia ir nėra problemų su to taškų rinkimu ir dabar jau porą rungtynių, na vėlgi, čia nereikia, kad nurašyti, žinai, mes rytoj baskam vėl 25 ir vėl sakysim 2 milijonus Evansų, žinai, bet matant ir girdint, ką tu dabar sakai, kad čia yra natūralu tiesiog, kad turi praeiti mėnesis, 2, gal net 3 mėnesiai, kad žaidėjas vėl pajaustų tą visą ritmą žaidybinį. Trūksta šitai komandai tokio taškų rinkiko lyderio, atakoje lyderio. Man atrodo, jeigu ten ir buvo kažkokių dvejonių, gal mes visgi ir šitą sudėtim pasižaist galim, bet jeigu norim play-offų, aš norėčiau naujoko greitai. Taip, reikia, tai aš sakiau taip, kad pačioj pradžioj nereikia skubėti, nes reikia duoti šansą ir kitiems žaidėjams ir manau, čia išeisi naudą. Jeigu tu duodi šansą Dovydui Giedraičiui ir tu kažkur tai nelabai prarandi, nes, mes tas 2 pergalės, kur planuotas, mes pasiėmėm be to naujoko, teisingai. Prieš Realą šansų ar su naujoko, ar ten mažai yra. Ta prasme, taip, galbūt Arnas Butkevičius būtų jau visai kitokia situacija, gal mes ir ten, ką gali žinot, gal mes ir būtume iškovoję pergalę, čia negali, kaip sakant, gali tik tai galvoti, kaip būtų, tai būtų, žinai. Būtų naujokas, vėlgi, gal būtų ten ir kitokia situacija, bet iš tos situacijos, pirmas dalykas, tu mėnesį pražaidai ir tu jau mažiau mokėsi tam žaidėjui, tu jau sutaupai pinigų ir tu kažko tai labai dar neprarandi, nes, manau, bus tos rungtynės, dabar vėlgi yra Baskonija, ten tas rungtynės, kur tu gali laimėti, gali pralaimėti, paskui 2 rungtynės, kur tu Žalgirio arenoje, tai bus Valencija ir bus Asvelis, tu privalai laimėti būtent su šita sudėtim ir kas yra svarbu, kad tu tiem žaidėjim duodi pasitikėjimą ir, žinai, kai tu duodi pasitikėjimą jiems, kad yra tas ateis paskui naujokas, tu turėsi papildomai,
Timša, galbūt ir Dovydas Giedraitis, kad jie bus pasiruošę eiti į aikštelę ir jie turės daugiau patirties žaidime. Tai aš nemanau nieko blogo, kad dabar Žalgiris žaidžia šitą sudėtim, kad reikės naujokos. Taip, tikrai reikės naujoko norint, nes yra pinigų ir tu gali pasimti kitus žaidėjus, tai čia yra labai smagu, bet dabartinė situacija, manau, kad Žalgiris dar bent jau mėnesį kažkur iki kokio lapkričio mėnesio, kol neatsiras kažkokių ten NBA galbūt geresnių pasiūlymų, geresnių rinkoje žaidėjų, tai manau, kad drąsiai gali žaisti dar su tokia sudėtimi. NBA iki sezoninės rungtynės eina į pabaigą, jau daugelis klubų ir suždė savo paskutinės rungtynės, turbūt dabar kelios dienos, kur spręsis, kurie žaidėjai turi tos garantuotus kontraktus, kurie turi tos dvipusius kontraktus, priminės sprendimą turbūt irgi su savo agentais, ar nori per G-lygą bandyti grįžti į NBA ir aš nebejoju, kad atsirastų pavardžių, bet mus kažkaip nuteikia Žalgirio vadovybė, kad visgi nori žaidėjo, kad ateitų ir žaistų čia ir dabar, tai reiškia, kad turi turėti Europos patirties, o ten jau tokių variantų stebuklų ir nėra, čia turbūt dabar belieka sekti Eurokapo pirmosius turus ir ieškoti išsiskiriančių nežaidėjų. Principe mes galim mokėti tiek, kad išsizuoja Eurokapo, bet kurį žaidėją galėtume paimti. Tai čia ir yra galbūt esmė viena, kai tu pasiėmė žaidėją iš NBA ir tu turi kantrybės ir lauki. Antra, kai tu dabar turi pinigų ir kaip trenerio ir vadovybės strategija yra tokia, kad mes neimsim žaidėjo, kuris bus atsarginis, mes norim žaidėją imti už tokius pinigus. Žalgiriui tai yra labai dideli pinigai, kad būtų keičiantis Žalgirio veidą. Tai yra, supras, kad tai yra lyderis, tai nežinau, Corey Higginsas, vėlgi vienas iš tokių variantų. Bet tai yra didelė rizika dėl jo traumatizmo. Matėme, kiek tų žaidėjų, atsimenu, ir Lietuvos klubai imdavo, kurie turėdavo traumos. Dažniausiai atveju tai tos traumos ir tęsdavosi. Tai čia tu žiūri ir ne tik tai Žalgirį, ir Taylorą, ir tą patį Žagarsą, ir galų gale ir argentinietis, kuris buvo Karino lygiai taip pat, kur mes irgi buvo traumų maišas ir tas ir išliko. Tai laukiam, nesulaukiam. Tai taip, tai čia vėlgi kiekvieną kartą istorija būna skirtingai, bet turbūt Corey Higginsui irgi norėtųsi tokio tipo žaidėjo, tokios žvaigždės, bet tai būtų labai be galo didelė rizika ir žiūrint istoriją, ta rizika dažnai nepasiteisina. Aš turiu variantą, žinai, kokį reikia Olympiakosui pasiūlyti, mes galim įgėt, gal paimti, to 500 000 jau negražinam, bet algą mokam tą padidintą, vas to 500 000 pasidengtų, nes jam ten kol kas neina ir man atrodo Olympiakos, aš nežinau, ko jie ten tikėjos. Man to nepadarė namų darbų apie Igno tą visą natūrą, jo žaidimo stilių ir taip toliau. Na, mano akimis visiškai netinka nei Bardzoko krepšiniui, nei tam Olympiakoso krepšiniui, nei savo komandos draugam. Tai čia toks win-win Žalgirio valdžios, jeigu kad žiūrit, žinokit, parašykit Olympiakosui, dar priveš nemokamai įgį atgal į Kauną. Ulės labai sunkios rungtynės, atrodo ir pailsėt gavo LKL-e. Dirbo viskas gerai, užpildė tą statistikos gal eilutę, bet vėl aš kalbu apie taškus, apie metimus ir jau gaunas tokia tendencija, pritartum, kad Gabrielis Dekas yra nepalankiausias matchupas visoje Eurolygoje Edgarui Ulanovui, toks kaip kriptonitas. Ulės pažiūrėjau pritam sezone, vienose rungtynėse Ulanovas prieš Realą ten suždė vienas geriausių sezono rungtynių, gal ten 19-20 taškų pelnė, Deko nebuvo, kitose rungtynėse su Deku irgi 3 taškai berods. Ir Dekas mums primeta, ir Ulė prieš jį nesulošia. Na, natūralu, turbūt yra bet kuriems žaidėjams, kur turi savo tos neparankius, ne žmonės. Taip, tai čia aš ir per komentavimą sakiau, vienas iš nedaugelio žaidėjų, kur jam nereikia jokios pagalbos prieš Edgarą Ulanovą, nes praktiškai prieš visus žaidėjus Edgaras sutraukia gynybą. O čia mūsų vienas iš pagrindinių ginklų atakų iš tikrųjų. Tai čia taip, viena iš opcijų, tai vėlgi dabar tu pagalvojo, kai tu ypatingai tada žaidi su small ballu, tu tada trečią numerį turi Edgarą Ulanovą, bandai kažkiek tai dar, matai, bet Edgaras dar ten bando pick and pop situacijas, bandai kažkiek pasikeisti, ar galų gale ten prieš be pasikeitimo, tu atakuoji tą trečią numeriuką ir tu pritrauki ir tau užtenka tik tai gerai numesti kamuolį, kad kamuolį suvaikščiotų ir ten Bredas ar kiti žaidėjai išmeta laisvus tritaškius. Tai matom, kad
Dekui tos pagalbos nereikia, jis puikiai dirba ir taip, tai yra pas blogiausias turbūt, pas blogiausias mečapas, koks jis tai gali būti ir normalu, kad viena iš tų opcijų puolime Realas visiškai be jokių problemų uždengia Žalgiriui. Dar nepavyko rungtynės iš tikrųjų, tačiau irgi dėl suprantamų priežasčių Tomui Dimšai ne savo pozicijų žaisti, turbūt ir gali būti, aš taip pagalvojau, vakar man kilo mintis, kad pats Tomas iš tos turbūt psichologinės tokios pusės geriau jaučia starto penketą praeidamas rungtynės ir matos irgi nesugebėjo įti rungtynės, klaidos ypač gynyboje, kelios buvo tokios labai akivaizdžios ir tik 10 minučių praleistos aikštėje, kai iki šitų rungtynių jis buvo antras Paulanovo pagal praleistas minutės Žalgirį, išsimetė tik tais po vieną dvitaškį ir tritaškį. Čia tiesiog irgi turbūt galima, čia negalim sakyti, kad sublogėjo forma, ne, arba Dimša pasidarė blogesnis negu buvo, tiesiog įmestas į svetimą jau rolę savo kurį laiką, dėl to nedeliverino. Taip, tu vis tiek trečioje pozicijoje gavai fiziškesnius, aukštesnius žaidėjus, pirmas dalykas. Kitas dalykas, tos klaidos, kurios buvo padarytos ypatingai gynyboje, jau čia nesvarbu, kokioje tu pozicijoje žaidėjai, jeigu tu ten prasižengė ar tave nusistumė ir įmeta tritaškį, normalu, kad tai nebuvo, gal nebuvo jo rungtynės, gal kažkiek tai psichologiškai jam ir buvo tas momentas, kad Dovydas Giedraitis išėjo į startinį penketą, jisai buvo pastumtas į trečią poziciją, kai atrodo, kad jo pozicijoje nėra vieno žaidėjo, jisai gavo mažiau minučių, bet, sakau, tai kitas dalykas, žinai, Tomas Dimša turbūt ir yra tas žaidėjas, kai tu esi atsarginės, tu negalėjai vėlgi tas stabilumo, aš jau sakiau, kad norėtųsi didesnio stabilumo iš Tomo, tikrai tos rungtynės jam nesusiklostė, buvo tiek puolime, ne kažko tai ypatingais nepadarė, tiek gynyboje buvo tų klaidų. Lukas Lekavičius šį kartą produktyvus, beveik 17 minučių, 10 taškų, 3 rezultatyvūs perdavimai. Man norėtųsi daugiau metimų, jeigu tu iš dviejų 2 taškius įsimeti. Aišku, ten matėm vieną ypatingai sunku, jau buvo priverstas mesti metimą, bet irgi pataikė. Tai jeigu tu pajauti tą metimą ir krenta, išsimes daugiau metimų per tą šį. Man kažkiek tai norėjosi jo būtent dvikovos prieš Tavarešą, tos netiesioginės dvikovos, nes žinom, kiek ypatingai Madride tų buvo rungtynių, kai jisai atakodavo, tai Tavarešą atakodavo visai neblogų procentų, bet gaila kažkaip taip sutapo, kad jisai buvo būtent prieš Porę atsidurdavo vis. Galbūt ir buvo tokia situacija, kad ir Tavarešas gavo tas 3 pražangas, trečio puolime labai anksti trečio kėlinio ir galų gale gal Lekavičio nenorėjo į startinį leis. Normalu, kad tu, kai jisai kaip žaidėjas keičia Evansą, tai buvo tokia situacija, kai jisai pakeitė Evansą, tuo metu nebuvo Tavarešą, tai man kažkiek norėjosi, bet tai džiugu, kad reikia vis tiek, jeigu tu taip žiūri iš pozityvių tų rungtynių, tai pozityvių kažkokių momentų gaudai iš tų rungtynių, tai vienas iš tų pozityvių tai Luko Lekavičiaus tas toksai geros atkarpos ir gal tai bus vėlgi jo postumis toksai ir pasitikėjimas kitoms rungtynėms, nes taip tu žiūri būtent ką reikia rungtynėmis su Baskonija, tai skirčiau tų 2 dalykų, tai yra komandinio veiksmų ir atskirų žaidėjų pasirodymo ir pasitikėjimo savo jėgomis. Tai jeigu kalbant jau toliau, tai kažkiek Mitrų Longų ir davė šiokio tokio vis tiek teigiamų dalykų, kad vis tiek tai žaidėjas, kuris gali žaisti, kuris tikrai, ir prieš tai laidoje sakau, kad jisai tikrai ta žaidėjas, kuris turi gabumo, tik tai galbūt reikia daugiau to pasitikėjimo savo jėgomis. Jisai atsinešė daug pasitikėjimo tikrai, kartais momentais perskubėjo, bet... Manęs vis dar neįtikino, bet jau žingsnelį tą pusę dėjo. Laurynas Birutis ir Heisas turėjo abu blankes rungtynės ir vyksta tai, apie ką mes šnekėjom, dar mažėja jų bendros minutės, dabar jau sumuoja apie 31 tik tai žaidė. Bet čia turbūt irgi gilios analizės nereikia, kai varžovų priekinė linija yra tokia, kokia yra, tai natūraliai, kad nei Heisas, nei Birutis neprivers ten tų taškų ir kažko kalnų nenuvers. Sveikinimai Danieliui Lavrinovičiui, debiutas Eurolygoje, 5 minutės, gaila neįkrito nei vienas iš tų 2 išmestų tritaškių, bet... Nesvarbu. Pagarba už drąsą, gavo metę ir tas epizodas, kuris turbūt daugelį sukėlė šypseną, aš šypsojus panašiai turbūt kaip Tavarešas irgi, kai nenorėjo atiduoti kamulio po švilpuko ir taip net buvo matęs pasiruošęs į konfliktą, žinai, su tuo už tave turbūt 40 kg sunkesnių ir ten galva didesnių žaidėjų, bet, pagarba už drąsą, už tą jaunatvišką agresyvumą, bet pamatuota, nieko jis nei grubaus nedarė, nei ką, tiesiog laikė tvirtai kamuolį, tai
šaunuolis Danielius, iš tikrųjų, manau, sezono eigoje dar tokių progų turėtų sulaukti. Gal net kažkada, kaip manai, išvysim šiam sezonui Lavrinovičių rungtynėse, tuomet, kai Žalgiris ar rungtynėse, ne kai aiškus rezultatas. Būna dažnai tų charakterių, kai tu išleidi žaidėją ten 2 minutėm, neišleidi prieš tai ir jie rodo tą tokią nusivylimą arba ten tokį, žinai, nepasitenkinimą, kodėl tu čia mane leidi, tam 3 minutėm. Jo, ar ten, žinai, ten rodai, ten treneriui, kad čia, žinai, va, čia toksai ir toksai. Nu, ta prasme, čia yra turbūt trenerio svajonė, kai tu išleidi žaidėją ir jisai tas 3-4 minutės, nesvarbu, tai yra -20. Degančiom akim tiek puolime, tiek gynyboje, tiek eidamas į konfliktą su Eurolygos žvaigždė, su vos negeriausiu Eurolygos žaidėju ir parodinamas, kad aš tikrai ten degu ir taip toliau. Tie metimai lygiai taip pat, jie nebuvo, žinai, viena, kai tu išleidi iš baimės ir tu ten įmeti tą metimą nuo lentos, kai sakyčiau, nu sorry, čia tu iš baimės tai įmeti, bet tie metimai buvo geri, ta prasme, neįkrito, bet jie buvo tikrai pagauti jo ritme. Nu, aš nežinau, sakau, tai yra pirmas bandymas išleisti Danielių Lavrinovičių, bet aš manau, kad kai kuriais momentais galbūt ir galėtų ten antro kėlinio kokiam ten galėjai mesti tai pačioj pradžioj minutėje laiko. Tikrai, nu, turėtų jisai sulaukti šansą, aš suprantu, kad yra labai sunku, visus 12 žaidėjų, kai tu turi, bet tu nesi Madrido Realas, žinai, čia mes labai lengva pasakyti, bet kai tau ten ant kortos pastatytas kartais kiekvienas metimas, tai aš suprantu, kad tas to rizikų, kiek galima mažiau galėtum prisimti, bet kokiu atveju norėtųsi, kad tą jauną žaidėją kažkiek tie mesti ir ten 30 sekundžių, ten ar antro kėlinio gale, ar ten pirmo kėlinio gale, ten... Visai gerai gal taktika ir startą, ne? Kartais iš tikrųjų tokio irgi duoda, kai jau jis žino iš anksto, kad tais, ar kaip tik gali... Nemanau, aš žinok nesu toksai tas startinio 5 jaunų žaidėjų išleidime, taip, galbūt LKL pirmenybėse, tai viskas ok, aš apie LKL tikrai, bet žinai, Eurolygoje vis tiek ta pradžia yra svarbi. Ne, manau, kad kaip tik tokio pirmo kėlinio gale, ten antro kėlinio vidury, kai tu ten toksai momentėlis, tu gali tą momentą pagaudyti. Aš suprantu, kad dabar to momentu tu negali per daug pagaudyti, nes mes pralaimėm 3 kėlinius ir jeigu tu pralaimė 10 taškų, tu išleidai ten jauną žaidėją ir ten jau tu matai, kad jau vos ne -15, tai tada yra tas momentas, kur tu kažkiek tie bijai, bet jeigu bus tų rungtynių, kad Žalgiris ten, pavyzdžiui, pirmauja kokiu ten +8 taškais, tu nėra bėda, kad ir tu išleisi jauną žaidėją ir ten bus atkarpėlė, ten 4 ir 6-0 ir tu turėsi +2, nu nėra kažkokia ten labai baisė, tu gali grįžti į rungtynės, tai va, gaudyti tą momentą ir išleisti Danielio, aš tai būčiau tikrai už, nes tu matai, kad, nu, ar kažkur tai labai su juo, kažkur tai ten tu galėsi eiti į minusą, nes jisai išėjęs kaip 4 numerių gali drąsiai mesti krepšį, pataikęs, nepataikęs ir gali ir ten ir kiti žaidėjai nepataikyti, kad gynyboje jis duos fiziškumą ir tikrai nėra žioplas. Tu matai šitą dalyką, kad ten kažkoks būtų atakavimas, tai aš tikrai būčiau už, kad kažkiek tai pabandyti, dabar Baskonėje gal ne, bet namie rungtynėse, kad ypatingai namie, žinai, jisai tą jaustą tokią palaikymą iš žiūrovų pats daugiau už savęs, tai bus rungtynės su Asveliu, bus rungtynės su Valencija, aš tikiuosi, kad galbūt Danieliu mes ir išvystume aikštelę. Tai ir jo, žinai, ilgas sezonas, aš netikiu, kad mūsų visa priekinė linija be traumelių, be lygų, be kažko pabaigs. Tu automatiškai ta priekinės linijos rotacijai mažėjant, natūralių minučių irgi turėtų atsirasti Danieliui. Dar baigiant visiškai apie rungtynes, labai irgi man įstrigo vienas toks epizodas, irgi apie jį net klausė žurnalistai po rungtynių. Kaip tau tas vaizdas, kai Dovydas Giedraitis prieš Jabusėlę atbėgantį, sustoja, pats Dovydas sako, užsimerkiau. Tokį, matai, tanką ir pripažino, kad sako, pradžią atrodė ne tai baisu, bet sako, kaip pilną kontaktą su juo, nebuvo malonu, kaip pasakė, bet už drąsą, ne, čia perdedami komentatoriai kartais vadina palindo po traukiniu, bet tai yra arčiausiai traukinio, turbūt kas yra Eurolygui, tai yra Džersonas Jabusėlė, šaunuolis Dovydai, taip aukoti savo kūną vardan vieno momento, vardan vieno kamulio tavo komandai, yra pagarba ir toks ir turi būti turbūt požiūris į krepšinį. O dabar šiek tiek laidos pabaigai apie rytdienos varžovus, Baskonijos ekipą, nerandančią turbūt dar savo žaidimo, kaip jau šiek tiek buvom užsiminę, komandos lyderiai nedeliverina, nekrenta tritaškiai jau minėtam Howardui, kiek berods 2 iš 19 per 3 rungtynes, statistika tokia, prastai meta tritaškius ir komandos naujokas McIntyre'as,
žmogus turbūt turėjęs pakeisti Thompsoną, jam kol kas tai irgi nesiseka, galima pasidžiaugti nebent Tado Sedekerskio žaidimu, kuris vėl buvo naudingiausias komandoje net ir pralaimėtose rungtynėse. Komandos dabar vedliai kol kas ir lyderiai yra priekinės linijos žaidėjai, tai yra Moneke ir Costello, vienintelį jie dviese pelno tą dviženklį taškų skirtumą. Na, visiškai kitokia komanda, tarkim, negu Madrido Realas. Parankus mums varžovai, va tokia Baskonė, kokia yra dabar. Jo, tai yra tokia, tas stilius, kaip ir tu matai tą stilių, jisai kaip ir išlikęs, tikrai daug bėga į greitą puolimą, tik tai skirtingai nuo praeito sezono, daug metimų neužsibaiginėja, nepataiko tų tritaškų, tai va čia irgi žiūri tą patį Howardą, kiek jisai praeitais metais, kokius procentų mesdavo ir tą darydavo pačioje pradžioje sezono. Ir galbūt žinant tą kartais istoriją, kur jeigu tas žaidėjas, tas tritaškininkas, kuris meta labai prastų procentų, nu, dažnai būna, kad jeigu tu tikrai pro pirštus jį žiūrėsi ir galvosi, kad čia galima įti rizikas, dažnai gali nubausti, nes bet kokiu atveju kiekvienos rungtynės tai yra ir tas tas žaidėjas, jisai žino ir jisai tikrai tikisi, kad toj turėtų pramušti, kai mes tikimės. Ir pagal tikimybių teoriją, kai tu esi sniperis, jeigu 3 rungtynės nepataikai, blem, aš nenoriu būti jo tavo priešininkas 4-ose. Tai normalu, jeigu tu ten turi procentą virš 40 ir dabar yra iš 19-2, nu, vis tiek nebus taip, kad vienam sezone tu turėsi 40%, kitam ten 25%. Vis tiek jis panašiai ir bus apie ten 40%. Iš 6 mumikals ir žiūrėk, grįžti savo. Čia gali būti, tai pirmiausia, tai turi nežiūrėti tą statistiką, o žiūrėti vis dėlto, kad tai yra pavojingi žaidėjai ir kad ir gali lygiai tas pats ir McIntyre'as, ir Howardas primesti tų tritaškių, taip yra Moneke, Sedekerskis, tie žaidėjai, kurie ypatingai Sedekerskis, matom, yra geriausiai kovojantis dėl kamuolių žaidėjas. Ir visiškai daugiausiai praleidžiant aikštėje antras po Sedekerskio žaidėjas pagal vidutinės minutės yra McIntyre'as, žaidžiantis 5,5 minutės mažiau, ant kiek yra tas skirtumas tarp Sedekerskio minučių ir kitų žaidėjų minučių, atsiprašau. Taip, tai yra labai naudingas žaidėjas ir matėm apie Sedekerskį turintis visus įgūdžius puolime, tik tai kartais galbūt per mažai įmantis iniciatyvos ir rinktiniai matėm, kad prieš sezoną, prieš čempionatą jisai mažiau ėmėsi iniciatyvos, daug būdavo, kad rungtyniuose ten 1 ar 2 metimus išmesdavo. Kai jau prasidėjo čempionatas, matėm, kad jisai gali imtis iniciatyvos ir be tų dalykų, kuris daro gerai gynyboje, atkovoti kamuoliais, gali ir mesti krepšį, gali prasivežti, tai šiaip yra pavojingas žaidėjas, bet vienas iš tų lygiai taip pat opcijų, kad mes turime žiūrėti irgi tuos puolime atkovotus kamuolius, nes aš labai abejoju, kad bus rungtynės ten dviženklių taškų skirtumų baigsis į vieną į kitą pusę, tai kiekvienas atkovotas ar neatsitvertas kamuolys lygiai taip pat gali mums brangiai kainuoti, o šiaip tai pasakysiu, kad vienas iš tų irgi lygiai taip pat tų laisvų komandų, kurie žaidžia laisvai, kurie bėga į greitą puolimą ir čia sakau, čia bus labai įdomu žiūrėti, nes tikrai tas žaidimas, daug tų ekstra perdavimų, daug žaidimo vis prieš vieną su numetimu, koncentraciją taip pat turėsim laikyti maksimalę rungtynėse su Baskonija. Aš prisipažinsiu, nemačiau rungtynių Baskonijos šiam sezone. Darau išvadas iš to, ką matau protokoluose, ką matau statistikoje. 9 žaidėjai Baskonijos komandoje žaidžia daugiau negu 17 minučių vidutiniškai, tai rodo tokią labai lygią sudėtį. Ką tai reiškia tavo akimis, ar kad neranda dar treneris to optimalaus penketo, nes tai yra nauja komanda, ar komanda ir yra taip suburta, kaip tarkime žinoma Olympiakosas, kur yra tiesiog išdalinamas minutės ir tu negali tikėtis ten daugiau negu 18-20, ar visgi Baskonijoje išsiryškins dar tie lyderiai, kaip tarkim Tadas Sedekerskis, kuris vienintelis turi tą ryškesnį minučių skaičių? Matai, kai kurios komandos jau žiūri ne į kiekvienas rungtynės taip smarkiai, o žiūri bendrą kontekstą, nes bendram kontekste matėm ir ne vieną jau komandą sakydama, kad krūvis yra milžiniškas, kad labai daug tų rungtynių ir jeigu tu kažkur tai pradėsi leisti atskirose rungtynėse duoti daugiau lyderiam ten žaisti 30 minučių,
galimai gali prasidėti traumas, nuovargiai ir manau, kad čia yra daug paskirstimas to laiko, kad galbūt neimti tokios komandos ypatingai, kurios nėra finansiškai labai neturi daug tų milijonų ir nėra pačios turtingiausios, tai jos pasirenka galbūt tos žaidėjus, galbūt kai kurios žaidėjus paimti tos žvaigždės, o maždaug vidutinius žaidėjus ir leisti jiem žaisti po lygiai minučių tam, kad išvengti tų tokių traumų, kad išvengti tų tokių bangavimų, kur dažnai atsiranda dėl traumų ar dėl kažkokio nuovargio. Tai aš sakyčiau, čia yra viena priežastis, kita be abejo, žiūrint į tą patį Markusą Howardą, tai normalu, kad kol kas tu negauni tų minučių nelabai ir gauni daugiau, nes nors kitas vertus, tas Markas ir buvo toksai tas žaidėjas, kaip praeitą sezoną, kuris neidavo į startą, jis išeidavo nuo atsarginių solelių ir per tą žaidimo laiką, kiek jis žaisdavo, jis bandydavo mesti kiek galima daugiau metimų, bet matom, kol kas tie metimai skrieja prie šalį. Aš manau, svarbu nepadaryti klaidos ir negalvoti, kad tai yra priekinės linijos komanda, nors ir dabar atrodo 3 rezultatyviausi, 3 naudingiausi žaidėjai, tai Monekė, Kostelas, Sedekerskis visi yra aukštaugiai, bet jie tokie parankus, aš sakyčiau, Žalgiriui aukštaugiai, tarkim, tam pačiam Heisui, Šmitui, tai nėra realo, tai ne Tavareš ir Jebusėlės, neuždominuos jau ten per daug mūsų, vis tiek reikia, kad ir kaip jie nepataiko, aš galvoju, vis tiek pagrindinis akcentas turėtų būti ant tų mažiukų, kad jie ir toliau nepataikytų ir tada nelabai suprantu, kodėl, tarkim, Betseifas tokiais gana ryškiais favoritais laiko Baskonijos ekipą. Ok, ta istorija, nesamės per daug sėkmingi žaisdami Ispanijoje. Tavo negalioja, žinok, prognozė pasakyta prieš praeitą laidą, nes nežinojom, kad šitą darysim, kadangi darom, tai dabar turi šansą reabilituotis ir galbūt pakeisti, nors bus keista, jeigu pralaimim rungtynės ir tada tu nusprendė, kad kitas laimėsim, bet o gal tas pralaimėjimas Žalgirio tave įkvėpė teigiamai? Ar pralaimėjimas Baskonijai, irgi Baskonijos pralaimėjimas Bayernui irgi savo turbūt nuteikė optimistiškai. Žinok, pasakysiu sąžiningai, labai toks buvau ir neužtikrintas ir Baskonijos pergalė, kai sakiau prieš tai ir dabar taip galvoju vis dėlto. Pakeičiu savo nuomonę. Yes. Pakeičiu savo nuomonę, nes teko ir matyti ir vakarinės rungtynėse su Baskonijos. Vis dėlto manau, kad dar neatsiriš jų tie tritaškai metimai ir aš tikiuosi, kad... Bet čia su viena sąlyga, jeigu Arnas Butkevičius žais. Jeigu Arnas Butkevičius nežais, žinok, tai yra, aš manau, tas game changeris vis tiek bus. Jeigu Arnas Butkevičius žais, manau, kad mes iškovosim tas sunkia pergalę vis dėlto. Jeigu nieko rimtesnio, tai dažniausiai tos temperatūros 3 dienas būna, tai jeigu jam ten užvakar prasidėjo, vakar, šiandien, reikia tikėtis. Tai pakeičiu nuomonę ir manau, kad Žalgiris su Arnu Butkevičium prieš akį nugalės. Tai fiksuojam. Vėl įdės tokį dėjimą. Kol kas turi iš 3 sėkmingus spėjimus ir tavo 4 spėjimas Žalgiris įveiks Baskonį išvykoj. Su šita džiugia emocija ir baigiam laidą. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū Tomai ir susitiksime kitą savaitę po Žalgirio rungtynių. Iki. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.